Taigi sveiki atvykę į naują anglų kalbos kursą Dakus pamoką, su jumis mokytojas Edgaras. Šiandieną turim labai trumpą ir labai paprastą pamoką. Tiesiog pastebiu, kad dažnai mokiniai daro vieną klaidą ir tokia paprasta klaida, bet tiesiog reikia ją atkreipti dėmesį. Tai mūsų veiksmažodis yra to read, tai yra skaityti, ar ne? Ir mes turime 3 formas. Tai turime pirmąją, tai pavyzdžiui naudojame esamajam laike ir aš sakau I read, ar ne? Praeityje sakau, pavyzdžiui, galiu tarsi sakyti esamajam laike I read books, tarkim, every day, ar ne? Praeityje aš sakau I read that book last year, ar ne? Ir, tarkim, trečia forma, super present perfect, I have read this book before. Tai dabar ta klaida, kurią dažnai pastebi mokiniai daro, yra tiesiog visos 3 formos jos rašosi identiškai, bet tik pirmoji tariasi read, ar ne? Read. Antra ir trečia formos tariasi kaip raudona spalva, red, red. Pirmasis read, čia red. Dėl to mes turime I read that book last year ir I have read this book before, ar ne? O čia turime I read books every day, ar ne? Tai turime tiesiog kitokį truputėlį tarimą. Tai labai paprastas dalykas, bet tiesiog pastebiu, kad dažnai mokiniai šitą klaidą padaro, tiesiog reikia pagauti save tarime ir taisyklingai jį panaudoti. Tai dar porą sakinių pasipraktikuokim. Tai pavyzdžiui, kaip skambėtų aš skaitau darbe. I read at work, ar ne? I read at work, ar ne? Ok. Kaip tada skambėtų, aš šitą knygą jau 2 kart perskaičiau. I have read this book twice, ar ne? I have read this book twice. Ok. O aš tai perskaičiau vakar. I read it yesterday. I read it yesterday. I read at work. I have read this book twice, present perfect. Ir I read it yesterday. Vėlgi. Read, read, read. Ar ne? Tai paprastas dalykas, pasistengkite jo nepamiršti. Jeigu norite daugiau frazių žodžių, aprašyme ir komentare rasite nemokamą knygelę, parsisiųskite ją, mokėtės kartu su manimi ir tada susimatom jau kitoj pamokoje. Iki.